Ar girdėjot gyvenime, kada knarkiant gaidį? Tuoj eisim, parodysiu. Atneša mūsų Redą maitint. Papasakosiu, kas įvyko naktį. Ogi, pamačiusios reportažą apie knarkiantį gaidį, mums paskambino naktį. Aki čia, Švento Gaidžio. Mums paskambino iš Australijos, Norvegijos ir visų kai kurių vietų 3 šventos reginčiosios. Ir pasakė tokį dalyką. Ne veltui pas tave pradėjo knarkti raudonasis, tai yra Red gaidys. Mat, dabar ne tik Lietuva, bet ir visą pasaulio visuomenę apstoja demonai, kurie cypia ir kniaukia. Mušasi kažkas labai energetiškai, žviegia demonai labai stipriai. Kaip skerdžia kiaulės, tokį išgirdau. Jų pranašystės darytas prieš metus, bet paleistas tik dabar, o pranašystės jos darė prieš metus, bet paleido tik dabar, kad žmonės visai neišprotėtų. Kaip jos tiksliai viską numatė. Taip pat ir apie barzdotojo karaliaus atėjimą. Ką saugumas tas slėpia tada? Slėpia visą šitą situaciją dėl barzdočio karaliaus mūsų atėjimo? Visas pasaulis laukia barzdotojo karaliaus atėjimo, nes Lita veikia ne tik Lietuvoje. Taigi, sako, jūsų visa ta valdžia veikia per prokurorą Redą Savicką. O gaidys tavo raudonasis Redas būtent ir simbolizuoja demonai, kurie apsėdo Redą Savicką. Vadinasi, reikia daryti gaidžio kultą ir kadangi visos liaudies pasakose gaidžiai yra šventi paukščiai, jų giedojimas atbaido demonus. Va. Dieną pradėkit ir pabaikit garbinimu raudonojo gaidžio Redo. Tarnaukit jam, maitinkit skaniai. Ir sako, kai jisai sugiedos vieną kartą, tai bus ženklas, kad demonai kniaukdami atsitraukia. Kai sugiedos 2 kartus, tada jau beveik pergalė ranka pasiekiama. Tai reikš, kad jau laikas atėjo barzdotajam karaliui. Tai yra savaime aišku, Kazimieram V ateiti ir ne tik Lietuvą, bet ir visą pasaulį gelbėti. Taigi, aukokit Redui, mūsų gaidžiui Redui, nes prasidėjo gaidžio kultas. Amen.